Danguolė – mama didvyrė, kuri išgelbėjo savo mažąjį dukrytį gyvybę. Ši nuostabi moteris nepabūgo gultis ant operacinio stalo, iškentėti ilgai trunkančias transplantacinės operacijas, kad jos Grėtė galėtų gyventi ir džiaugtis kiekvieną dieną. Savaitę laiko gulėjom Kaune su visokių mintim apie diagnozes, bet niekas nepasitvirtino, visus kiekvieną dieną labai daug kraujo imdavo tyrimams daryti ir vis blogėjo, bet kadangi daktarai buvo nusteikę, kad mažas vaikas sveikas tos kepenys paims ir atsigaus ir funkcionuos, kaip joms ir priklauso. Aišku, daktarų buvo pirmas klausimas, ar sutinkat būti donoras, nes nebuvo aišku, kuris iš tikrųjų būsim donoras, nes tėčio kraujo grupė yra su Grėte vienodos, mano yra kitokia ir iš pradžių buvo manyta, kad tėtis bus donoras. Bet Lenkai nusprendė, kad donoru būsiu aš, bet mes nei vienas nepasakėm, kad ne. Net ne vienos sekundės nebuvo, kad kaip taip gali kitaip būti. Tėtis, mama ir čia jie daug. Jo labiau aš nežinau, kas bus po operacijos. Mes dabar turime antrą šansą. Mes laužom visus daktarų gydytojų numatytus diagnozės planus, kokiu mes turėtume būti. Mums sekasi visai ne taip, kaip jie planavo, todėl mes nieko negalim kito daryti, tik tai į priekį. Bet jeigu jis sukovojo ir išsikovojo savo gyvybę ir antrą šansą gyventi, ko mums mažai tikėjo daktarai, kad mes tai padarysim, mes neturim teisės jos nuvilti, palikti, mes turim kartu su ją. Jeigu ji kovoja, tai mes neturim teisės pasiduoti. Aišku, man lengva tai daryti, nes tai darome mes visi kartu. Tėtis ir brolis, seneliai, visi mes dirbam dieną naktį, kiek tik reikia, kiek tik tai galim, nes aš net neįsivaizduoju, kaip gali kitaip pasielgti tėvai. Ir jeigu jinai nepralaimėjo tos kovos, jinai turi tą šansą gyventi, tai reiškia, mums čia duota galimybė kartu su ją viską padaryti iš naujo. O būna tikrai ir kad prarandi viltį ir nesiseka. Tada paverki, kai jį užmiega. Ir vėl. Naujas rytas, nauja diena, nauji atradimai, nauji jos pasiekimai. Ir atrodo viskas įmanoma. Jo labiau, kad daktarai mums nežadėjo. O ji laužo visas diagnozes. Tai mes neturim teisės pasiduoti. Walk with me, tell me a story. Let it all out.